Du Peugeot 5008 modeliai, ankstesnė patikrinta karta ir visiškai naujas Peugeot 5008. Abu prancūziški, abu šeimoms, abu septynviečiai. Vienas žaidžia racionalumu ir kaina, kitas naujausiamis technologijomis, elektrinę pavarą ir ateities ramybę. Šioje apžvalgoje parodysime, kaip stipriai evoliucionavo Peugeot 5008 modelis ir kurį jums vertėtų rinktis jūsų kasdienėms kelionėms. Ankstesnės kartos Peugeot 5008 turi keletą išskirtinių jo akcentų. Tai visų pirma, dienos žibintai, kurie primena liūto iltis, chromuotos grotelės bei juodi akcentai, puikiai tinkantis prie balto kėbulo. Tai yra juodas stogas ir kiti apvadai. Ir mūsų naujas Peugeot 5008, pilnai atsinaujinęs modelis. Turime vietoj ilčių 3 nagus, kėbulo spalvos grotelės ir išlaikytas juodos spalvos akcentai, stogas, ratlankiai bei atsinaujinęs Peugeot logotipas. Vieni iš pagrindinių technologinių pasikeitimų yra matriciniai pagrindiniai automobilio žibintai. Tada uždaros grotelės suteiks efektyvumo jūsų elektromobiliui bei geresnės patobulintos aerodinaminės savybės. Siluetas platesnis pečiuose, subrendusios kėbulo linijos. Jis šaukia: aš esu miesto visureigių ir šeimyninių automobilių flagmanas. Tai naujasis Peugeot 5008. Modelis tapo ilgesnis ir erdvesnis, bet tai parkuojantis nepasijaus dėl funkcionalumo ir esančių 360 laipsnių kamerų, šoninių, priekinių ir galinių parkavimo daviklių. Ankstesnės kartos Peugeot 5008 turi 2 skirtingus ekranus, Alcantara apdailą, Alcantara sėdynės bei ergonomiškos detalės. Kartu su funkcionaliais mygtukais jums padės pasiekti reikiamiausias funkcijas greitai ir patogiai. Turbūt vienas svarbiausių ankstesnės kartos Peugeot 5008 privalumų yra 3 atskiros sėdynės su 3 atskirais Isofix tvirtinimo taškais, kurios važinėja individualiai, galima reguliuoti nugaros išlinkį ir nėra transmisijos tunelio. Papildomas pliusas – staliukai ant sėdynių. Priėjome prie svarbiausių Peugeot 5008 išskirtinumo, tai yra trečioje eilėje esančios papildomos 2 sėdynės, kurios jį paverčia išskirtinių septynviečių miesto visureigių. Ankstesnėme modelyje turime irgi daugiau funkcionalumo. Sėdynės yra išimamos. Su išimtomis sėdynėmis rasite papildomos vietos savo asmeniniams daiktams. Naujausios kartos Peugeot 5008, taip pat septynvietis, taip pat su savo privalumais. Platesni atlošai, paslėptas dugnas, susidėti galbūt ne kiekvieną dieną naudojamam, bet labai svarbiam ir reikalingam daiktam. Tai bagažinės uždangalas, šepetį, padangos remonto rinkinį, vaisinėlę ir kitus galbūt ne kiekvieną dieną naudojamus, bet labai svarbius daiktus. Jeigu nereikia 7 vietų, galite jas užlenkti greitai ir efektyviai arba užsisakyti 5 sėdimų vietų versiją. Didžiausia naujovė šio naujausios kartos Peugeot 5008 yra šildomos galinės sėdynės. Todėl keleiviai važiuojantis antroje sėdynių eilėje taip pat galės jausti malonę šilumą. Antroje sėdynių eilėje išliko nugaros atlošo reguliavimas ir sėdynių važiavimas į priekį ir atgal. Salono apšvietimas esantis ant durelių pagyvins saloną ir suteiks atitinkamą nuotaiką. Didžiausia naujovė – 21 colio ekranas. Programuojami skaitmeniniai mygtukai, kad pasiektumėte visas opcijas greitai ir patogiai. Alcantara sėdynės su naujovė, kurios galima būti sėdynės ventiliuojamos. Taip pat salono apšvietimas su skirtingų spalvų opcijomis. Bevėlis CarPlay ir Android Auto. Prancūziškam automobiliui labai svarbu būti komfortiškam, todėl sėdynės šildomos, vairas šildomas, stiklas šildomas. Elektrinę versiją arba pluginį hibridą galite įkrauti pasirinkę iš namų, pašildyti, atvėsinti per programėlę. Ankstesnės kartos Peugeot turi senus gerus dizelinius. Vienas iš jų 2 litrų dizelis su 8 pavarų automatinė greičių dėže, 180 arklio galių bei 400 Nm. Kitas pasirinkimas šiek tiek silpnesnis, 1.5 dizelis, 96 kW arba 130 arklio galių, taip pat su 8 pavarų greičių dėže
Ir benzininis 1.2, 130 arklio galių, 260 Nm su 8 parų greičių automatinė dėžė. Naujos kartos Peugeot 5008, naujos kartos varikliai. Automobilis pritaikytas elektriniam versijom, turintis savo platformą. Variklių gama prasideda nuo 1.2 mild hybrid 145 arklio galio, turintis 6 parų automatinę greičių dėžę, bei kiti variantai būtų įkraunama plug-in versija, turim 195 arklio galias bei 7 parų automatinę greičių dėžę. Ir pilnai elektrinis, turintis 2 baterijas 75 kWh ir 95 kWh long range versijas. Klientams važiuojantiems blogiausiamis sąlygomis yra galimybė įsigyti 4 varomais pilnai elektromobilį. Naujasis Peugeot 5008 kelyje yra greitesnis, dinamiškesnis bei tylesnis. Mild hybrid versija įgavusi papildomą elektrinį varikliuką, automobilį padaro dinamiškesnį, jis lengviau pajuda. Taip pat turi ir papildomus elektromobilio turimus privalumus. Važiuojant elektra, nėra vibracijų, variklis išsijungia, taip pat sklandesnis judėjimas ir didesnė ramybė salone. Peugeot 5008 įkraunamo hybrido versija. Su šiuo modeliu galima įveikti iki 82 km vieną įkrovą, vieną elektrą. Galingesnis 92 kW elektros variklis panaikins esantį turbolagą mild hybrido versijose, todėl automobilis žymiai dinamiškesnis bei galėsite žymiai ilgesnį laiką naudotis esamais elektromobilio privalumais. 0 vibracijų, 0 triukšmo. Kalbant apie elektromobilius, 2 galimos versijos. Su viena baterija, vieną įkrovą nuvažiuotumėt iki 520 km, kitas long range'as iki 620. Kad ir kokią versiją pasirinksit, nuvažiuosit į bet kurį Lietuvos kampą su viena įkrova. Matomumą kelyje padės išlaikyti jau anksčiau paminėti matriciniai LED žibintai. Jie ant ilgųjų šviesų užmiestyje iškarpys kitus eismo dalyvius, jų neakins ir išlaikysite maksimalų matomumą nakties metu. Taip pat naujosios kartos Peugeot 5008 turi geresnį autopilotą, kuris padeda vairuotojui persirikiuoti. Ankstesnės kartos Peugeot 5008 manevringas, tačiau ir stabilus. Dizelinis variklis padės efektyviai keliauti ilgesniais maršrutais. Benzininė versija puikiai tiks mieste. Automobilio pakaba gerai susidoroja su kelio nelygumais, duobėmis. Posūkiuose automobilis yra aštrus ir nevirsta. Yra galimybė automobilį rasti net su naktinio matymo kamera. Jeigu važiuojate tamsiu paros metu, norite išvengti susidūrimo su gyvūnais, tai yra tiesiog nepakeičiama opcija. Ankstesnės kartos Peugeot 5008 tiks geriausiai tiems, kas nori prancūziško išskirtinio dizaino, dizelinės versijos ir modernaus automobilio su taip pat aukštomis technologijomis ir savo privalumais. Naujasis Peugeot 5008 tiks tiems, kas labiau žiūri į aplinką, nori tvaresnio, žalesnio automobilio, galite pasirinkti hibridinį, įkraunamą hybridą arba pilnai elektromobilį. Taip pat, jeigu norite išlikti saugus ir ramus kelyje, Peugeot suteikia 8 metų garantiją jūsų automobiliui. Teisingas klausimas, ne kuris geresnis, o kuris tinkamesnis jūsų gyvenimo būdui. Jei šiai dienai jums svarbi kaina, dizelinis variklis ir taip pat prancūziškas stilingas dizainas, žinoma, rinkitės ankstesnės kartos Peugeot 5008. Jeigu jūs norite iš esmės pakeisti automobilį, naujausių technologijų, žalesnio, tvaresnio, galbūt elektromobilio, žinoma, aiškus pasirinkimas naujasis Peugeot 5008. Abiem atvejais gaunate tai, dėl ko žmonės renkasi prancūzišką automobilį. Komfortas ne vien paremtas skaičiais, o stilius kasdienybės dalis.